Sveiki. Šiandien mūsų pokalbių temai, kurią pavadinau Ar jau laikas šokti pro langą, impulsą, siužetą davė nelaimingas atsitikimas. Žmogus žiūrėjo televizorių, žiūrėjo žinias. Žinios buvo grėsmingos, kaip ir dabar daugumoje tokios būna. Sprogimai, griuvimai, dronai ir taip toliau. Tik išjungi televizorių ir tuo metu garsus sprogimas. Matė, kaip ten būna, jeigu dronas įlėkė į kambarį, ten įsigelbė, kas suspėjo, ir jis nieko nelaukdamas šoko pro langą. Gerai, kad buvo antras aukštas, jis susilaužė žmogus koją, pagulėjo ligoninėje mėnesį, dabar vaikšto su lazdele, šlubuoja, bet liko gyvas. Liko gyvas pavyzdys, kaip nerimas veikia mus visus, tai dar veikia dar visokių atsitikimų, dar ir didesnių, jūs matyti žinot, ar ne, ir aš žinau, čia dar palyginus laimingas. Tas nerimas veikia mus visus. Ir jį reikia pažinti. Kas tai yra nerimas? Yra gražus apibūdinimas. Nerimas tai yra piknaudžiavimas vaizduotė. Piknaudžiavimas vaizduotė. Ir jis įsivaizdavo, kad čia dronas vietoj baliono ir štai gavosi koks rezultatas. Piknaudžiavimas vaizduotė. Nerimas, reikia jį pažinti. Pirmiausia, suprasti, kad kas jį maitina tą nerimą, kas jį generuoja. Tai yra du tokio nerimo stalai, kur mes vaišinamės. Tai yra išorinės žinios, išorinės veiksniai ir mūsų mintis. Nuo tų dviejų stalų mes ir maitinamės. Mes ir juos sotinamės taip. Kaip įveikti tą nerimą, kaip nesimaitinti. Tai vienas yra, kad turėti energetinius skydus, apie kuriuos aš seminaruose ir kalbu. Ir labai dažnai tai yra pagrindinis energetinis skydas būti pakilusiam, emociškai pakilusiam. Tada neveiks tave tie maži, tie triukšmai, tie šaltiniai. Tu užsibloktu tvirtas savimi, energetiškai tvirtas. Suprasti pagrindinis principas, kaip įveikti nerimą ir visus kitus negatyvumus ir to gyvenimo sunkumus. Pašalinti jūs. Yra principas, mano energetinių seminarų principas. Kur dėmesys, ten ir mūsų energija. Kur mūsų dėmesys, ten ir mūsų energija. Kur žmogaus dėmesys, ten jo energija. Kur pasaulio viso dėmesys, ten ir tas ir visų žmonių dėmesys, ten mūsų valdymas. Ten ir pasaulio valdo, kas žmonių dėmesį valdo. Taip, bet man sako, bet kaip nekalbėti? Kaip nekalbėti, kai vyksta tokie dalykai? Karai pirmiausia vyko visą laiką ir Afrikoje, ir kitose šalyse, ir nuo antikos laikų jie nesibaigė, dabar tik arčiau mūsų. Taip. Kaip nekalbėti? Yra, sakykime, gražus, imkime iš gyvenimo. Aplamai mus turi mokyti gyvenimas. Gyventi moko gyvenimas. Mano yra seminarai vadinasi pasveik gyvenimu. Tai štai gyvenimo pavyzdys. 3 dienas lyja lietus. Žmonės eina į darbą. Žemdirbiai eina į laukus. Sėja, eina į mišką, važiuoja prie savo statybas ir taip toliau. Jeigu rankos laisvos, žmogus susideda skėtį. Bet jis eidamas nekalba kas žingsnį. Oi lyja, o varge lyja. Ir ant tavęs lyja, ir ant mane, žinok, lyja. Nekalbam 3 dienas tą patį. 3 dienas dirbam, gyvenam. Tai štai, tas lietus tai yra laikmetis, ar ne? Ir apie laikmetį kalbam. Ištisai susiję. Oi, ten vyksta, oi dabar grėsmė, oi žadėjo užpult, oi žadėjo tas, ar ne? Tai ir maitinamės tuo. Pažinti pasaulį, pažinti laikmetį. Sakykime, 3 pagrindiniai, sakykime, taškai pažinimų. Pirmas. Popiežius yra pasakęs, ne? Popiežius pasakė, pasaulis yra kaip išprotėjęs, ne kaip, o išprotėjęs. Antonio Guterresas, Jungtinių tautų prezidentas, yra pasakęs,
žmonija sukūrė pragarą. Surinkit tos 3 žodžius jums išmes. Ten jis turi daugiau meni klimato kaitą, bet esmė ta pati. Žmonija sukūrė pragarą. Štai, už mano nugaros knygos, kurios anksčiau žmogui padėjo gyventi. Tu vienintelis esi, tu vienintelis gali, ateitis tai mintis ir taip toliau, kaip nugalėti depresiją ir taip toliau, kaip pačiam nugalėti depresiją ir taip toliau. Tos knygos buvo reikalingos, jos nustojo jau 5-7 metai nereikalingos. Dar nieko nebuvo, jau knygų nebereikia. Aš supratau, kažkas bus. Jeigu nebereikia žmogui, apie žmogų, o reikia visai kitokių knygų, kažkas įpasakoju, kad dabar knygos net yra apie krematoriumo istorijas, ne? Tai tada žmogus prarado save, prarado pats save. Taip, tai va tuos 3 suprantat. Išprotėjęs, žmonijos pragaras, knygų žmogui, nebereikia apie žmogų. Ką tai reiškia? Ašgi pozityvistų ir šiandien mūsų laida, mano tik pozityvumo energetika. Tai štai aš tik tą pasakau dėl to, būtent dėl pozityvumo. Imkim dailininkas, sakykim, žmogaus veidas, ten veidukas, gražus veidukas, bet jeigu jis nupiešia, tamsiam fone tas veidas išryškėja. Jis įgauna jėgą, jis įgauna grožį, jis gauna švytėjimą tamsiam fone. Tai va tas fonas, tas laikmečio tamsus fonas, turi išryškinti paprastą mažą džiaugsmelį. Jis turi tapti dideliu džiaugsmu. Žmogaus bendravimas, kad rytas prabudimas jau turi tapti džiaugsmu. Maitinti to mažų džiaugsmų, vers konvertuoti į didelį džiaugsmą. Ir įstylį. 1 valandos vertybė dabar yra didesnė negu buvo anksčiau. Va tai suprato, žmogus pradeda atrasti save, atrasti tame fone, išryškinti, gaudyti, ieškoti mažų gerumų, mažų gyvingumų, mažų draugiškumų, ženklų ir jais suprasti ir būtent pajusti tą tikrą džiaugsmą, tikrą jėgą. Yra labai gražus bandymas mūsų temai. Reiškia, paėmė pelytę, įleido į baseinėlį pilnas vandens, įplaukė kojytį, mala, 15 minučių negali ir skęsta. Ją ištraukė, sušildė, pamaitino, pabuvo, pailsėjo ir vėl įleido. Visą parą į ramiausią plaukiojo. Ką tai reiškia? Ji žinojo, kad ištrauks ją. Jeigu jis skęs, ją ištrauks, ji turi jėgų. Štai kur jėgų šaltinis. Tikėjimas savimi, tikėjimas gyvenimu, tikėjimas, kad rytoj išauš rytas. Kad tu gali pasveikinti rytą. Kad tu gyvybinės energijos gali ieškoti. Ne? Mano visi seminarai būtent apie gyvybinę energiją. Ne? Mūsų 14 pokalbių, šiandien mūsų 14 pokalbis, jos yra VV3 žvaigždutės svetainėje. Visi jūs galite peržiūrėti po 10 minučių, bet kiekviena yra tema, ne, ir viena tema, kaip neišprotėti, kaip pagailėti savęs, kad neišnaudoji visų savo galimybių ir taip toliau. Ar ne? Ir šiandien aš noriu būtent padėti, kad žmogus nešoktų pro langą, kad jis nešoktų į neviltį, į tą duobę, to nevilties duobę. Gyvenimas yra gražus, ne? Prieikim, geriau ne pro langą šokim, o geriau pašokim sirtakį. Prieikim prie lango, kad pažvelgti dangų, kad nusipraus dangumi. Kaip mano vienas energetinių principų, prausti dangumi. Netrukus aš pradėsiu vesti mūsų pokalbius, energetinius seminarus, kursus, internetu. Prašau, pasidalinkim, pasikraukim, pasidalinkim vienas kitą, kuris turim energijos. Paduokim kitam energiją, perduodamas gausit patys, taip kaip ir aš taip pat, padalindami su jumis, ar ne, aš gaunu taip pat energijos, ypač iš komentarų gražių, ar ne. Jeigu ir piktokas būna, taip pat man padeda, ar ne, reiškia, ne veltui aš kalbu, reiškia, yra dar kam labai reikia, ne. Išlikti, kaip išlikti energingu, kaip išlikti sveikatingumo energetika, likiminė energetika. Susitikim, bus ir rytoj rytas.
pasveikinkit rytą, pasveikinkit save, kad pradėjot ieškoti savo mažojo džiaugsmo, mažojo to impulsėlio. Jis rezonanso principas rezonuos į didelį džiaugsmą, į gyvenimo grožį ir prasmingumą. Sėkmės visiems, susitikim, bendraukim, ieškokim. Primenu mano svetainė www.3žvaigždutės.lt. Ten ir mūsų seminarai, gyvybinė energetika skyreliai, visi seminarai, visi mūsų pokalbiai ten yra. Reikia paspausti mygtuką ir ant šito pavadinimo ir jūs galite paklausyti bet kokį mūsų pokalbį iš naujo. Jeigu negirdėjot, juo labiau, kontaktuose yra mano visi telefonai, adresai, elektroniniai paštai ir taip toliau. Ieškokit gerų žmonių, ieškokit gerų knygų, gerų minčių, savyje ieškokit, ne? Atrasit ir pasaulį. Pradeda pavasaris, žydi žiedai, ne? Ateina džiaugsmas, ateina vasara, ateis ruduo vaisingas. Sėkmės gyvenime. Gyvenkim. Prauskimės dangumi, reikim prie lanko nusiprausyti. Laimingai.